galima pasiekti kraštą ir pabaigos. Taip, mūsų tėvas ne pati visata, tai asmenybė, bet jisai valdo ją, jisai sukūrė, jisai prižiūri visatą. Tai mūsų protui nesuvokiamas nei tobulumas, nei didybė. Iš kitos pusės mes, kaip jo vaikai, esam jam labai brangus, bet kaip Mozė sako, kada jisai parodė Dievas, ką yra sukūręs, truputį jam parodė, sako, aš negalvojau, kad aš esu niekas. Suprantat, palyginus su tuo, kas yra sukurta, Dievo galybė, bet Dievas sako, bet tu esi mano mylimas sūnus, ne niekas, suprantat. Va, tai mes truputį paliesim, taip pagreitintai praeisim tuos punktus ir padiskutuosim kažkiek tai. Va, Mormonų knygos pranašas Alma rašė, viskas rodo, kad yra Dievas. Taip, būtent žemė ir viskas, kas yra ant jos veido, taip ir jos judėjimas, taip pat visos planetos, kurios juda savo įprastų kelių, liudija, jog yra aukščiausias kūrėjas. Jo, čia rašo taip Almos knygui. Galime pažiūrėti į dangų naktį ir suprasti, ką Alma turėjo omenyje. Yra milijonai žvaigždžių, planetų esančių tobuloje tvarkoje. Jos neatsidūrė ten atsitiktinai. Dievo kūrinius galime matyti tiek danguje, tiek žemėje. Daugybė nuostabių augalų, gyvūnų, rūšių, kalnai, upės, debesis, kurie mums neša lietų bei sniegą, visa tai mums liudija, kad yra Dievas. Ar turite ką nors, kas asmeniškai jums liudytų, ką jūs galvojat, kaip stebite pasaulį, kad yra Dievas? Kalnai, man. Kalnai? Jo. Taip. Kada iš toli matai, ne taip, bet kada būni kalnuose, pasižiūri uolas, visokias keistas formas dar, jo, tai tada galvoju. Kad yra Dievas, tai aš galvoju, kad visur kur gyvybė yra. Tai tikriausiai būtų. Augalas ir tas gyvybė. Jo, ir vabzdys. Vabzdys? Kažkas danguje. Aš kaip konstruktorius mėgstu konstruoti, suprantat, aš matau, kiek laiko reikia įdėti, kad gerai veiktų kas nors, suprantat. Stakles konstruoju, visokius dalykus, su metalais dirbu. Kiek reikia įdėti darbų, kad gerai pradėtų veikti. A kada pasižiūriu, pavyzdžiui, musė skraido didelė, į langą, galvoju, atsimuša, nieks ten pas ją smegenyse nesusisuka, kaip pas mumi, nenulūžta sparnai jokie, niekas, suprantat? Galvoju, kažkas tai sukonstravo ją, ne? Ir susigaudo, kur skristi, ir kvapų suodžia, kad gali įlysti, kur nereikia. Mažas mechanizmas. Tai mokslininkai norėjo pamėgdžioti kamanę, konstravo. Kamanė tokie gabaritai, jie proporciją padarė ten kelis šimtus kartų didesnį, padidino, vienu žodžiu, tą konstrukciją. Ir matė, kaip kamanė skraido tokiam masyvi, tokia ir kokius tos vingius daro, pilotažus. Sparnai maži, pati sunki. Jo, ir norėjo sukonstruoti. Padarė tą prietaisą, kaip ten lėktuvas, ne lėktuvas, ir bandė skristi tie pilotai. Tai rekordas buvo 100 metrų, paskrido į aukštį. Nežinau, ten irgi keli šimtai metrų pakilo ir viskas, o kamanė 5 kilometrus gali pakilti aukštį ir skrenda laisvai. O jie ten pakilo ir paskui netgi ten vos nesulūžo. Tai vienu žodžiu, kopijavo ir nieko neišėjo. Ir paskui galvoja, kodėl negali
skraidytas aparatas, tokios proporcijas, viską ten tiksliai išmatavo ir suko galvas, kaip čia gali būti. Vat mes padarėm, nedirbo, o gamta Dievas veikia. Jo, daugybė nuostabių augalų, gyvūnų rūšių, kalnai, debesis, kurie mums neša lietų bei sniegą. Visa tai mums liudija, kad yra Dievas. Tai lietus visą laiką lyja, niekada neišlyja, upės jūros džiūsta, niekada neišdžiūsta, suprantat, procesas vyksta. Bet įdomu, kad Kristus sako, aš esu gyvybė. Kas yra gyvybė? Aš, sako, esu. Ir Mormono knygoje sako, jeigu Dievas paimtų savo kvapą iš žemės, gyvybės kvapą, iš karto viskas nukristų ir numirtų. Vat, mes iš tikrųjų gal nelabai suprantame, žinai, kas iš tikrųjų tai yra, tas gyvybės kvapas jo. Bet jisai įdėjo į žmonės, kad jisai veiktų. Energija. Jo, energija, mąstantis veikalas kažkoks, kuris mąsto, viską organizuoja pas mumi, virškinimus, visus dalykus daro, nu, nepaprastai yra. Kaip yra Biblija, yra alfa, Biblija alfa ir omega, ne? Kristus sako, aš esu alfa ir omega, arba Nuo pradžios iki galo. jo, aš esu visko pradžia ir visko pabaiga. Ir aš esu kūrėjas. Tai vat mes dabar galim pasižiūrėti, atsiversti Mozės pirmą skyrių, galim 30. Nuo 32, galim nuo 31. Galim net nuo 29, aš truputį įvesiu. Čia 3 puslapis, jo, jūs padėkite jam susirasti, atsiversti. Mozės knyga. Kokia eilutė? Nuo 32. Galim nuo 29. 29. Ir jis pamatė daug žemių. Dievas Mozei parodo savo kūrinyje, ką jisai sukūrė. Nes Mozė norėjo labai sužinoti, sako, apie visus pasaulius aš tau nepaaiškinsiu, bet apie šitą žemę galiu paaiškinti. Ir jis pamatė daug žemių ir kiekviena žemė buvo pavadinta žeme ir ant jos veido buvo gyventojai. Ir buvo taip, kad Mozė šaukėsi Dievo sakydamas, meldžiu, pasakyk man, kodėl šitie dalykai yra tokie ir kuo tu juos sutvėrei. Ir štai ant Mozės buvo viešpaties šlovė. Taigi Mozė stovėjo Dievo akivaizdoje ir kalbėjusi su juo veidas į veidą. Ir viešpats Dievas tarė Mozei, savo paties tikslui aš sutvėriau šitos dalykus. Čia yra išmintis ir jis pasilieka manyje. Jį išmintis pasilieka. Ir aš juos sukūriau savo galios žodžiu, kuris yra mano viengimis sūnus, pilnas malonės ir tiesos. Suprantam, kas yra jo sūnus? Dievo galios žodis. Dievas siunčia savo žodį, jisai eina ir kūrė. Mano viengimis sūnus, sako, juo aš sukūriau pasaulius, žmonės, visa kas yra. Ir aš sukūriau begalę pasaulių ir juos taip pat sukūriau savo paties tikslui. Ir aš juos sukūriau sūnumi, kuris yra mano viengimis. Ir pirmą žmogų iš visų žmonių pavadinau Adomu, kas yra daugybė. Bet tau aš papasakosiu tik apie šią žemę ir jos gyventojus, nes štai yra daug pasaulių, kurie praėjo mano galios žodžiu ir yra daug, kurie dar egzistuoja. Ir žmogui jie yra nesuskaičiuojami, bet man viskas suskaičiuota, nes jie yra mano ir aš juos pažįstu. Sako mums, ką nors apie Dievo galybę. Neaprėpiama mums. Sako, begalė, aš juos pažįstu, jie mano. Dabar dar jeigu galim, 2 Nefio 9.5, tai yra 3 Nefio 9.15 ten pagal knygutę.
dar tą vietą, vat, mūsų dangiškasis tėvas. Mūsų tema šiandieną sužinoti apie mūsų dangiškąjį tėvą šiek tiek. Jėzus. Trečias Nefijo 9:15. Na, Jo. O jeigu greit nesurandi, gali paklausyti, aš paskaitysiu tiesiog, jeigu tikėsi čia 452 puslapis, 452. Čia Kristus po prisikėlimo atėjo pas nefitus Amerikoje, po to, kai prisikėlė kūne, po nukryžiavimo. Ir jisai sako jiem iš dangaus, sako, štai aš esu Jėzus Kristus, Dievo sūnus. Aš sukūriau dangus ir žemę ir visa, kas juose. Aš buvau su tėvu nuo pradžios. Aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Ir manyje tėvas pašlovino savo vardą. Nu, vat, Kristus sako, aš viską sukūriau nuo pradžios. Ir taip pat pradžios knygoje čia mes jau skaitėm, bet galim tiesiog aš pasakysiu pradžios knygoje 26-27, kur Dievas sako, taip ir sukursime pradžios, taip 26. Aha, ir Dievas tarė, čia Biblijoje skaitom, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Ir tegul valdo jūrų žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį vyrą ir moterį sutvėrė jis. Nu, ką reiškia Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą? Kas tai galėtų būti? aš galvoju, kad kad iš pradžių gimė mamutai, paskui gimė bežionės, tos didelės šimpanzės, paskui tik tai vystėsi pagal Dievą, kad žmogus sukūrė, ne? Kažkas taip. Aš mačiau kažkokį plakatą, buvau matęs, kad taip atrodė prieš... Čia teorija buvo. Tai Darvino teorija, tikriausiai jo. Bet jeigu mes tikime, vat, ką sako Biblija, jo, doktrinose sandoriuose, sako Dievas, jisai paprasčiausiai mes dar paliesime, tai sugrįšime, sutverkime žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą. Ir sako, ir sutvėrė iš dulkių arba žemės elementų visokių chemikalų, ir įkvėpė į jį dvasią, gyvybės kvapą, ir žmogus tapo gyva siela. Iš karto atsikėlė, kalba, žino, ką kalba, nesimokina kalbėti. Bet žmonės dar ir iki šiol nėra visi tobuli ir dar kiek kas buvo dabar, tai ateitis, nauji pastatai, nauji automobiliai, dar kažkas, o prieš 100 metų. Jo, bet kol žmonės buvo protingi ir neįlindo į mikroskopą, į tą gylį, tai atrodė daug kas paprasčiau. Taip, ir nežinia, kada buvo laimingesnė, ar prieš 100 metų, ar bus dar po 100 metų, ar dabar. Va, tie periodai. Tai va, tai žodžiu, vat, mūsų kūrėjas padarė šitos dalykus ir sako, aš myliu, sako, savo kūrinius. Bet turi būti tvarka, turi būti tikslas. Aš, sako, nebetiksliai jo sukūriau ir siekiu savo tikslo. Ir mes truputį vieną kitą dar dalyką paliesim, kaip mes buvome dangiškoj toj šeimoj, prie šito pasaulio dar sukūrimą, kaip viskas atrodė. Tai bus irgi įdomu. Dabar kitam puslapyje žiūrim skirelis Dievo esmė ir kokios savybės yra pas Dievą.
Čia 6 puslapis Evangelijos principų knygelės jo. Kadangi esame sukurti pagal jo paveikslą, ir jo panašumą, kaip skaitėm iš Biblijos, dabar dar galim padubliuoti iš Mozijos knygo 2:26 ir 27 paskaityti. Irgi labai panašiai parašyta. Dėl ko aš tai tvirtinu? Gerai, perskaitinkime, nes žmonės kitaip įsivaizduoja truputėlį arba masto apie Dievą. Mozės 2:26, 27. Šešta, bet čia yra Kažkaip kitaip. 3 knygos visur, kaip yra daromas. Gal reikia vienas vyresnysis, kad prie jo atsisėstų, tada jam greit atverstumėte. Yra puslapiai, bet čia taip 3. Čia jums sunku susigaudyti, jie greitai šik jums atvestų ir matytų. Aš paskaitysiu, kad būtų greičiau. Reiškia Mozės 2:26 ir toliau bus. Ir aš Dievas tariau savo viengimiui, kuris buvo su manimi nuo pradžios. Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą, pagal mūsų panašumą. Taip ir įvyko. Ir aš Dievas tariau. Te valdo jie jūros žuvis ir padangių paukščius ir galvijus ir visą žemę ir visus roplius ropojančius žemę. Ir aš Dievas sukūriau žmogų pagal savo paties atvaizdą, pagal savo viengimio atvaizdą ir sukūriau jį. Aš sukūriau juos vyrą ir moterį. Pagal savo atvaizdą, pagal savo viengimio atvaizdą ir sukūriau juos, vyrą ir moterį pagal savo atvaizdą. Tenai, iš tikrųjų tai aš sukūriau, tai tėvas mūsų Elohimas sukūrė dvasiškai viską, nes jisai dvasių tėvas yra. Ir Kristui pasakė, eik dabar įgyvendink mūsų planą, padaryk žemę, žmonės pagal dvasinę planą įkūrė. Ir tas, kuris sako, ir Dievas padarė žmogų, arba Dievas padarė dangų, žemę, pradžios knyga tai prasideda. Tai buvo Kristus, kuris įkūnėjo Dievo planus. O kaip dabar pagrįst, pavyzdžiui, ten, kurie net nesutinka? Kad tai Kristus padarė? Jo. Jeigu netikim, kas Biblijoje parašyta, nėra kaip. Sako, kad Dievas kūrėjas atseit padarė viską, o Kristus tai sūnus jau paskiau atėjo. Ne, jie buvo nuo pradžios visą laiką kartu. Viena prigimtis. Bet hebrajam, sakysim, mes skaitom Biblijoje ir dar iš hebrajam arba žydam pirmo skyriaus galim paskaityti. Nuo pirmos, pirmą, antrą, trečią paskaitysiu, sako. Daugelį kartų įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs tėvam per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prabilo mum per sūnų, kurį paskyrė visako paveldytojų ir per kurį sutvėrė pasaulius per kurį. Jis yra Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas. Sūnus Dievo yra tikslus tėvo atvaizdas ir jo šlovės spindesys. Jis specialiai pasiuntė sūnų savo kaip pirmą apaštalą į žemę gelbėti žmonių pagal planą, kurį sukūrė, kad padarysim žemę, iš dvasinių žmonių padarysim ir fizinių žmonės ir jie ateis mokintis į tą žemę. Ir jie nusidės ir tu ateisi gelbėti, aš tave siūsiu tenai kaip savo žodį, kaip savo sūnų, gelbėti žmonės šitam pasaulyje.
Nu, čia toliau sako. Jis yra Dievo šlovės spindesys, jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Čia apie Kristų sako. Tai dabar kaip nors, įrodyti aš kitaip negaliu, kaip tik tai paskaityti ir tikėti, kad taip ir buvo. Ten yra žydams. Jo, čia žydams pirmas skyrius yra. Nuo pradžios. Čia 1, 2, 3 eilutė. Jo. Ir Dievas vadina 8 eilutėje, sako, o sūnui sakė, tavo sostas, Dieve, amžių amžiais yra teisingumo skeptras ir yra tavo karalystės skeptras. Dievas sako, tavo sūnui sako, tavo sostas, Dieve. Vienas Dievas ir antras, tarsi vienas yra Dievas, bet 3 asmenybėse. Toliau mes šiek tiek apie jos savybės. Jau reikės baigtas skyrių turbūt mums. Dar Mozės 6:9, ten yra kažkas tai įdomaus pažymėta, aš paskaitau ir tada pereisim jau prie mūsų dangiškosios šeimos. Mozės 6:9. Čia irgi panašiai sako. Pagal savo paties kūno atvaizdą sutvėriau vyrą, moterį, sukūrė juos ir palaimino juos ir pavadino juos vardu Adomas, tą dieną, kai jie buvo sukurti ir tapo gyvomis sielomis žemėje ant Dievo pakojų. Čia toliau eina, bet apie tą kūrinyje, kad jisai sukūrė tėvas ir sūnus, būdami panašus, sukūrė žmogų, panašų į save. Tai dėl to Dievui yra žmogus brangus. Ir mes čia gal paliesime truputėlį, nes Dievo dvasia gyvena žmoguje. Apie pažinimą sako, Dievo pažinimą. Pažinti Dievą yra taip svarbu, kad gelbėtojas pasakė, o amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Jono Evangelijoje 17:3. Kad jis norėtų, netgi trokšta, kad mes pažintume, koks jis yra, kaip jisai mąsto, kaip veikia, koks jo charakteris, jisai trokšta. Ir mes skaitydami visokius epizodus iš Seno testamento, iš Naujo, iš Kristaus tarnavimo, pradedam suprasti Dievo teisumą, Dievo meilę begalinį. Šitos dalykus, kad Dievas ir myli, ir nekenčia, ir pavydi kartais, jisai turi tos dalykus ir į mumis sudėjęs. Kad jisai teisė ir mums davė žemėje teismą, kad mes susigaudytume, kas yra teisėjas, kas prokuroras, kas kaltintojas, kas advokatas yra. Viskas yra, kad mes papulę tenai nežinotų. O kas čia, mes nežinojome. Šiek tiek pažvelgėme ir vienas iš Dievo įsakymų, kuris sako mums, bet jūs galite pasilinkti. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi. Mato 22:37. Apie kūrėją, kad jisai, žodžiu, ne tik kūrėjas, ne tik tai karalius, bet ir tėvas yra. Ir kada mes jį suprantame ne taip kaip kitos religijos, kad jisai vien yra kažkokia tai dvasia, beformė, be jautrumo, be nieko, tik tai protinga dvasia kažkokia, tai yra ne tas. Toliau atsiverčia mūsų dangiškoji šeima. Sekantį skyrelių, pabandysim per šį kartą 2 skyrelius, taip trumpai, glaustai, bet aš manau, kad bus naudinga mūsų klausytojams išgirsti apie mūsų dangiškąjį tėvą ir mūsų šeimą. Taip, taigi, mūsų dangiškoji šeima. Mes esame dangiškojo tėvo vaikai.
Ko apie mūsų ryšį su Dievu mokoma raštuose ir ko apie tai mūsų moko pastarų dienų šventųjų pranašai. Vat apie žemišką gyvenimą mes daugiau žinom, bet apie prieš tai buvusį gyvenimą labai mažai žinom. Ir šiuolaikiniai pranašai mums daugiau atvėrė apie koks buvo, šiek tiek daugiau, koks buvo prieš tai gyvenimas. Čia sako, Dievas yra ne tik mūsų valdovas ir kūrėjas, jis taip pat yra mūsų dangiškasis tėvas. Ar sako, ką nors šitie žodžiai? Jis yra mūsų dangiškasis tėvas. Aš aišku negaliu pasakyti jums, jeigu jūsų tėvas buvo negeras, jūs plakė, nemylėjo ir mama kokia nors griežta buvo labai, kad jums tas žodis su gerom asociacijom susiriša, kad jis yra. Bet jeigu turėjot gerą tėvą, kuris rūpinosi, galvojo, maitino jūs, supranti, vedžiojo už rankos, nešiojo ant sprando, nešiojo į mokyklą, ėjo į susirinkimus jūsų, tada galbūt jūs geriau suprantate, atsimenat. Aš daug ką užmiršau, bet tiesiog nesenai su sūnum kalbėjau. Sako, tėti, ar tu atsimeni, kaip mes darėm turistinį žygį? Tenai palei tą upelį, sako, ten prie Kauno. Sako, atsimenu, sako, aš atsimenu, kaip aš labai pavargau ir kaip tu mane nešėjai ant sprando, iki jūros mes ėjom, supranti. Aš neatsimenu, bet jis, kai vaikas jam buvo gal ten 4-5 metai, jis atsimena, suprantat, viską, kaip ten buvo. Tai va, jis yra mūsų tėvas. Jo, visi vyrai ir moteris yra tikri Dievo sūnus ir dukterys. Visi. Kas ten smegenyse pasikeitė, kokia dvasia apsigyveno, į kokią nuodėmę įpuolė tie žmonės, mes negalim to pilnai suprasti. Bet pradžia buvo, kad jis gyventų čia, susigaudytų, suprastų, kaip, kas, prie ko, kas gera, kas bloga, kaip atgailauti. Visi šitie dalykai yra. Žmogus kaip dvasia prieš ateidamas į žemę, laikiname fizinėme kūne, buvo pradėtas ir gimė dangiškiems tėvams ir augo tėvo amžinose buveinėse. Suprantat? Žmogus kaip dvasia brendo. Buvo programėlių jam įmeta arba dovanų, norai, kas geriau sekasi, kas blogiau. Vieni muzikantai, kiti sportininkai buvo paruošti ateiti, kiti mokslininkai, kiti ten kompiuterių kūrėjai, buvo duotos dovanos. Nes aš anksčiau, kaip skaičiau, sako Biblijoje, ir jis davė mums dovanų. Galvoju, kokių dovanų? Gimėjai, augai, eini į mokyklą ten, supranti, kokių dovanų davė mums. Paskiau pradėti suprasti. Jo, tai rašo prezidentų mokymuose. Kiekvienas asmuo, kuris kada nors gimė žemėje, yra mūsų dvasinis brolis arba sesuo. Kadangi esame dvasiniai Dievo vaikai, paveldėjome galimybę išsiugdyti jo dieviškas savybės. Paveldėjome galimybę išsiugdyti. Jas reikia ugdyti. Per Jėzaus Kristaus apmokėjimą galime tapti panašus į dangiškai tėvą ir gauti džiaugsmo pilnatvę. Biblijoje apie tai rašo, bet mažai kas skaitantis tiki tuo. Gyvendami danguje vystėmės kaip asmenybės ir lavinome savo talentus. Kas yra talentai? Sugebėjimai, gabumai. Pas vieną vieni, pas kitą kiti. Ir jeigu daug žmonių susirenka į kolektyvą, tas kolektyvas labai daug gali padaryti. Aš atsimenu, skaičiau kažko, ko skiriasi tarybiniai žmonės, pavyzdžiui, nuo japonų. Ne? Sako, tarybinis žmogus labai daug gali vienas padaryti, bet mažai gali kolektyvę padaryti. O japonai mažai gali vienas padaryti, bet labai daug gali kolektyvas padaryti. Suprantat? Kiekvienas su savo dovanom. Vienas labai gerai moka tą, kitas labai moka gerai tą, trečias gerai moka tą ir sudėjus gaunasi labai geras produktas.
Bet jeigu vieną tokį žmogų paleisi į dykumą, suprantat, jisai vienas mažai ką gali. Tai, o mes, kada, pavyzdžiui, nuo mažens pasižiūrit, aš čia po kaimus važinėjau dabar, maži vaikai, ten 4-5 metų su dviračiais atvažiuoja į parduotuvę iš nežinia kur, gatvėmis važinėja, jie susigaudo, atsimena viską. O kada užsienį aš gyvenau, ten negalima vaiko leisti į mokyklą, tėvai turi nuvežti ir parvežti, suprantat, už rankos parsiveda. Nu, tai vat jų vystimasis mažam amžiuje labai sulėtėja. Gal ir Amerikoje taip yra, nežinau. O pas mumi nuo mažens eina, kariauja vaikai, mokina, pardavinėja nuo mažų dienų, nu, vystosi. Vat, yra tam tikri skirtumai. Žvejota eina net, anksčiau bent jau, kai buvo prie mane, žvejota eidavom prie prūdų, prie Jo, taip, aš belekur. Obuolius rinkau dabar, ir aš kaip buvau dar. Aš atsimenu 8 klasėje, kai buvau ten Užtverta dabar tvarsto. prie Kauno gyvenau, aš nueidavau ten į Marias, į Kauno Marias, už 8 kilometrų įsinuomodavau valtį iš ryto, vienas pasidavau kuprinę su muštiniu ir išplaukdavom. Ir visą dieną ir plaukiu. Apiplaukiu ratą, grįžtu namo, man kaifas buvo, patiko, suprantat. Sakytų, a kaip tu leidi savo vaiką, tu nebijai, kad jis paskęs, suprantat. Nu, vot. Nu, skautai buvo, kirvukas, plaktukas. Gerai. Jo, tai žodžiu, pagalvokime apie talentus ir dovanas, kuriais esame palaiminti. Raštai mus moko, kad dar būdami dvasiomis danguje, pranašai ruošiasi tapti vadovais žemėje. Dvasiomis danguje ruošiasi ateiti į žemę, gauti kūnus ir gauti ypatingus pašaukimus, mokinti Dievo vaikus. Jau danguje tai buvo daroma, o Almos 13 rašo. Prieš jiems gimstant mirtingose kūnuose Dievas iš anksto išventino ir išrinko juos būti vadovais žemėje. Net pats Jėzus Kristus, Adomas, Abromas, sakysim, ten Nojus, vieni buvo iš vadovų paruošti. Ir pažvelkime truputėlį Abromo 3 skyrius nuo 22 iki 20, nu čia vieną kitą eilutę. Так, Abromo 3, 22. Puslapis jau čia toj pusė. 41. Darėme šitą pusę. Ne taip ilgai. Dabar viešpats buvo parodęs man, Abraomui, Abraomas kalba veidas į veidų su viešpačiu Dievu. Jo. Dabar viešpats buvo parodęs man Abraomui sąmonės, suorganizuotas prieš pasaulio buvimą. Mes žinome, kad dvasia yra amžina ir sąmonės yra amžinos. Jos buvo, yra ir bus. Bet jas galim patobulinti. Tai va čia suorganizuotos prieš pasaulio buvimą. Ir tarp visų šitų buvo daug kilnių ir didžių savybės. Suprantat, jau išauklėtos kilnios ir didžios galima atskirti. Vienos nekilnios, grubios, savanaudiškos, menkos, kitos kilnios ir didžios sąmonės, linkusios gerą daryti. Ir Dievas matė tas sielas, kad jos buvo geros. Ir jis stovėjo jų vidury, o jos galėjo vėl atskirti, šitos geros, o šitos negeros. Stovėjo jų vidury ir tarė, šitos aš padarysiu savo valdovais, nes jis stovėjo tarp jų, kurie buvo dvasios. Ir jis matė, kad jos buvo geros.
Ir jis tarė man, Abraomai, tu esi vienas iš jų. Tu buvai išrinktas prieš tau gimstant. Nu, dar negimus žemė, jau buvo Abraomui pareiga duota, kai ateisi į žemę, gausi kūną, ateis laikas ir aš tave pasišauksiu. Ir tu būsi mano liudytojas. Ir tarp jų stovėjo vienas panašus į Dievą. Greičiausiai Dievo sūnus, čia nesako, bet sakom, kad mes skaitėm, kad jis viskom panašus į Dievą tėvą. Ir šis tarė, esantiems su juo, mes nusileisime žemyn, esantį kai kuriom dvasiom, protingom, kurios ruošiasi ateiti, su jom buvo, sako, mes nusileisime žemyn, nes ten yra erdvė. Paimsime tų dalelių, galim sakyti materijos, ir padarysime žemę, ant kurios šitie gyvens. Aš netvirtinu, kad tai būtinai materija, nes tai gali būti ir kvantiniai dalykai. Ir to išmėginsime juos, kad pamatytume, ar jie darys viską, ką viešpats jų Dievas jiems įsakys. Tai va čia buvo dangiškoje šeimoje, dar anksčiau prieš šitos žemės sukūrimą viskas vyko. Toliau skaitom iš Evangelijos principų. Ir Džozefas Smitas mokė, kad kiekvienas vyras pašauktas tarnauti pasaulio gyventojams, tam tikslui buvo iš anksto įšventintas. Bažnyčios prezidentų mokymuose taip rašo Džozefo Smito mokyme. Tačiau kiekvienas žemėje gali laisvai pasirinkti, priimti ar atmesti bet kokią galimybę tarnauti. Vėl įdomu. Pašauktas, paruoštas, bet tu gyveni, gali norėti, gali ateiti piktos dvasios, klaidinančios, gali atsirasti pas tave egoizmas, savanaudiškumas ir sakysi, nenoriu aš. Aš tave prašau, šaukiu būti pranašu, bet sakysi, nenoriu aš. Jeigu atsimenat apie Joną, tai buvo pašauktas pranašu, bet jisai bėgo nuo savo pašaukimo, nuo savo misijos norėjo pabėgti, nenoriu, sako, tarnauti Dievui. Danguje nebuvome visi vienodi. Pavyzdžiui, žinojome, kad buvome dangiškųjų gimdytųjų sūnus ir dukros. Vyrai ir moteris, taip šeima rašo, kad lytis buvo nustatyta prieš ateinant mum į žemę. Tai tas lyties pakeitimas čia yra, taip kaip su pašaukimu. Nenoriu būti vyru arba nenoriu būti moteru, nors gimiau vyru arba moterim. Mes turėjome skirtingus talentus ir sugebėjimus ir buvome pašaukti daryti skirtingus dalykus žemėje. Daugiau apie savo amžinąsias galimybės galime sužinoti gavę savo patriarchalinius pašaukimus. Daugelis klausia, koks mano tikslas žemėje, ką aš turiu daryti. Ir Jėzaus Kristaus bažnyčia turi patriarchalinius palaiminimus, kurie pasako, iš kokios tu genties esi. Iš Izraelio 12 yra padermių, kokiai genčiai priklausai, kaip Adomo visa sėkla pasiskirstė ir įsibarstė po visą pasaulį su visu Izraeliu. Ir dabar kur tu randiesi, iš kur tavo linija ateina, suprantat, labai įdomu. Ir už tai mūsų bažnyčia tyrinėja genealogiją, eina gilin, kas mūsų protėviai buvo. Ir suformuoja tavo gyvenimo tikslą, vieniem tiksliau, kitiem grubiau, ką tu turi šitoje žemėje padaryti. Mes turėjome skirtingus talentus ir sugebėjimus ir buvome pašaukti daryti skirtingus dalykus žemėje. Taip. Žodžiu, sužinom per patriarchalinius palaiminimus. Mūsų prisiminimą apie ikimirtingąjį gyvenimą dengia uždanga. Įdomu, jo? Buvom, atėjom, gimėm, nukirpta programėlė ir nežinom. Sako, kad kai kurie kažką jaučia, kažką prisimena, tarsi ne pirmą kartą jau buvo toj vietoj. Man sunku pasakyti apie tai. Tačiau mūsų tėvas danguje žino, kas esame, ką veikiame prieš ateidami čia.
Jis parinko laiką ir vietą, kur kiekvienas iš mūsų gimsime, kad galėtume išmokti tas pamokas, kurių mums asmeniškai reikia. Ir su savo asmeniais talentais ir individualybėmis nuveiktume daugiausia gero. Aš tiesiog savo viduje tikiu, kad jeigu mums trūko kokių nors savybių tenai danguje, tai mes galėjom gimti specialiai tam tikroj šeimoj, tam tikrame kūne, tam tikroj tautoj, kur būtent tas savybės mes galėtume pasiekti. Vienas gimė galbūt sergančiame kūne, kitas galbūt gimė storame labai kūne, suprantat, kur jį žemins, tyčiosis ir supras, kaip yra negerai, kada žemina tave, suprantat. Kitas gal ten dar su kokiais defektais gimęs, nežinia, kitiem gimsta vaikai neįgalūs ir tėvai labai vargsta, kad iš jų vaikų tešiojasi, bet jie turi labai šaunią galimybę prižiūrėti juos, mylėti ir išauklėti. Žodžiu, man tokia nuojauta yra, kad buvo programa, kur mes gimsim kokioj šeimoj, kad maksimaliai galėtume tobulėti ir padaryti gero. Ar žinote, kaip kieno nors žmonių talentai palaimino jūs? Pavyzdžiui, geras mokytojas labai buvo, kur nors mokykloje. Geras tėvas arba gera mama turėjo talentus, kurie palaimino jūs. Ar žinote, ką nors atsimena tokių? Jo, į galvą pirmą ateina tėvai. Kaip? Tėvai pirmą ateina į galvą. Jo, pirmiausia tėvai, kokie jie buvo. Taip, vieni turėjo daug gerų talentų, kiti neturėjo jų. Taip. Kiti buvo nekokie tėvai, galbūt pas kitus gėrė tėvai, ištisai buvo nesąmonės. Ir vaikas žiūrėjo, sako, sako, aš labai blogai jaučiuosi tokioj šeimoj. Aš tikrai toks nebūsiu, suprantat? A kiti priprato ir kaip galbūt obuolys nuo obels toli nenukrito, mes nežinome. Va. Bet aš tiesiog pats turėjau tokių savybių, labai mąsčiau apie tai, sakiau, ką jie kalti, kad jeigu jie gimė, jiegi nekalti, kad gimė tokioj šeimoj. Ir dvasia sako, aš viską žinau. Mums sako, tik neteiskite dėl to ir nereguliuokite gyvenimo visiems, jūs nežinote, kaip čia viskas yra. Taip, taigi, kai kurie žmonės turi tam tikrus talentus, vieni nėra labai protingi, bet labai myli ir gali kitiem tarnauti. Taip, mūsų dangiškasis tėvas žinojo, kad negalėjome tobulėti toliau iki tam tikros ribos, jei laikinai neišvyktume iš jo akivaizdos. Jis norėjo, kad išsiugdytume tas dieviškas savybės, kurias turi jis, bet turėjom palikti jo akivaizdą dėl to. Kad tai padarytume, turėjome palikti savo ikimirtinguosius namus, turėjome būti išbandyti ir įgyti patirties. Mūsų dvasioms reikėjo apsivilkti fiziniais kūnais. Turėsime mirti ir palikti savo fizinius kūnus, o prisikėlime vėl susijungti su jais. Kada tu tai žinai, tai mirtis, jinai nėra baisi, tu žinai, kad atėjai, pagyvenai šitam kūne, kažko išmokai. Aišku, pavyzdžiui, man labai nesinori būti našta, labai skausmingai sirgti, kad ten tave kažkas nešiotų, plautų. Ką gali žinoti, gal taip reikės, gal aš per tai įgysiu meilę, gal tie, kurie mane prižiūrės, įgys meilę dėl tokio tarnavimo. Bet turėjom tą sužinoti, turėjome mirti ir palikti savo fizinius kūnus, o prisikėlime vėl susijungti su jais. Tuomet gausime nemirtingus kūnus, panašius į mūsų dangiškojo tėvo kūną, jeigu išlaikysime išbandymus.
Ir gausime tada dar džiaugsmo pilnatvę, kurią gavo mūsų dangiškasis tėvas. Nu, čia doktrinuose sandorose sakoma, kad šituose kūnuose jūs gyvendami negalite gauti pilno džiaugsmo. Va. Tai yra tie, kurie labai kabinasi už šito gyvenimo ir galvoja, čia viskas ir jau ten toliau nieko nebebus, tai jis sako, nepergyvenkite, bus tenai, tik tai gyvenkite dorai, teisingai šitą gyvenimą, ten bus daug geriau ir laimingiau. Ir galiausiai būsim prikelti, padarytas tas kūnas tobulas mūsų, nesergantis, galintis pilnu džiaugsmu džiaugtis ir sujungtas su mūsų sąmonė, su mūsų protu. Tai va toks yra nuostabus mūsų dangiškojo tėvo planas. Bet tam iš pradžių gyvename va toj dangiškojo šeimoje, kur buvome ruošiami ateiti į šitą žemę ir įvykdyti tą planą, nes patys to labai norėjome. Tai va čia toliau sako, mūsų dangiškasis tėvas sušaukė didžiąją tarybą, kurioje pateikė savo planą, skirtą mūsų tobulėjimui. Mes sužinojome, kad jeigu laikysimės jo plano, tapsime panašus į jį. Būsime prikelti, turėsime visą galią danguje ir žemėje, tapsime netgi dangiškais gimdytojais ir turėsime savo dvasinių vaikų, kaip ir jis turi. Sužinojome, kad jis mums parūpins žemę, kur būsime išmėginti. Vat kai mes ką tik skaitėme, kad nusileiskime, paimkime tų dalelių ir padarykime jiems žemę, kur išbandysime, ar jie visų įsakymų mūsų laikysis. Mūsų atmintį uždengs uždanga ir mes užmiršime savo dangiškosius namus. Tai bus būtina, kad galėtume panaudoti savo laisvą valią. Suprantat? Neįsakinės mums, neturėtų įsakinėti. Bet vis dėlto yra priešas, kuris linkęs įsakinėti, tai, kuris sako, darysi kaip aš pasakysiu. Va. Bet mes vis tiek galim kartais, jeigu suprantame, pasirinkti. Jo, ir galim pasirinkti gerą arba piktą, neįtakojami prisiminimo apie mūsų gyvenimą su dangiškuoju tėvu. Taip, kaip visi vaikai į stovyklą susirenka, apsirenka vienodais rūbais ir nieks nežino, kad tavo tėvas direktorius, o tavo tėvas valytojas, suprantat. Visi vienodi, tėvų nėra ir visus vienodai mokina ir visus vienodai maitina ir viską. Taip, paklūstume jam dėl savo tikėjimo jo, ne dėl žinojimo ar prisiminimo apie jį. Jis padės mums atpažinti tiesą, kai ją vėl išgirsime žemėje. Jono 18:37. Aš atsimenu, kai pirmą kartą išgirdau Evangeliją, klausiau ir jis sakė, kas norėtų pasikeisti tas pastorius, kas norėtų būti geresni žmonės. Iš pradžių man atrodė, kad aš geras žmogus, bet paskui prisiminiau, kad aš netoks geras. Yra nemažai išdidumo, savanaudiškumo ir grubumo ir visokių keistų galvojau, netoks jau aš geras, kaip galvojau, bet aš noriu būti geresnis. Va. Ir paskui aš kažkada tai meldžiausi ir klausiau, sakau, viešpatie, kaip tu mane pašaukiai? Kaip tu mane pašaukiai prie savo? Sako, tu atsimeni, kad tu galvojai tada, kad nesi labai geras, bet norėjai būti geresnis. Sako, ir jei norėjai būti geresnis, aš pašaukiau tave į Evangeliją, kad galėtum tapti geresnis. Sako, kaip įdomu, tada tu nesupranti, iš kur tos mintys ateina, kaip ten viskas būna. Tai įdomu. Jo, jis padės atpažinti tiesą, kai ją vėl išgirsime. O tada aš vėl išgirdau ir užsimaniau. Didžiojoje taryboje tarp pat sužinojome savo tobulėjimo tikslą – patirti džiaugsmo pilnatvę. Tikslas koks? Ateiti į žemę, sužinoti, kas gera, palyginti, nes čia viskas palyginimų yra, ir pasirinkti gerą, jeigu mums patinka, ir patirti džiaugsmo pilnatvę. Tačiau taipogi sužinojome, kad kai kurie bus apgauti, pasirinks kitus takus ir iššuks iš kelio.
jau danguje sužinojome, kad kai kurie bus apgauti. Sužinojome, kad visi savo gyvenimuose patirsime išmėginimus. Ligas, nusivylimą, skausmą, liūdesį, mirtį. Tačiau supratome, kad tai bus mums duota, kad suteiktų patirties ir išeitų mums į gerą. Galinga labai vieta, galim paskaityti Doktrinų sandorų 122, 7 eilutę. Tada, kada pranašas daug tarnavo visiems prasidėjusiai bažnyčiai ir už gerus darbus buvo pasodintas į kalėjimą. Tai čia yra, kur yra, ir skaitysime iš Doktrinų sandorų. Taip, 122, 7 eilutę aš truputėlį įvedu į kontekstą, čia tokia ilgoka eilutė. Žodžiu, jis ilgokai sėdėjo kalėjime, buvo labai šalta žiema, teko miegoti ant grindų akmeninių, sušalo, labai grubiai elgėsi kalėjimo prižiūrėtojai, neteisingai buvo apkaltintas. Ir jisai klausė, sakė, viešpatie, kurgi tu esi, kodėl man taip sunku ir blogai. Ir viešpats 7 eilutėj jam atsako. Ir jei būsi įmestas į duobę ar į žmogžudžių rankas, ir tau bus paskelbtas mirties nuosprendis, jei būsi įmestas į gelmę, jei sukilusios bangos susitelks prieš tave, jei siautulingi vėjai atsigręš prieš tave, jei dangus sutelks juodumą ir visos stichijos susijungs pastoti kelią, ir galiausiai, jei patys pragaro nasrai plačiai įsižios tavęs praryti, žinok, mano sūnau, kad visa tai suteiks tau patirties ir išeis tau į gerą. Žiauroka? Mums ne tiek daug kartais būna, taip, bet būna dalykų. Ir jeigu sakai, už ką man? Jeigu sakai, koks tikslas, viešpatie, ką turiu išmokti? Tai tada ateina į tavo protą, tavo tokią savybę reikia sutvarkyti. Jeigu ją įveiksi, būsi laimingesnis, supranti? Su tavim žmonės gerai sugyvens, tu neerzinsi juos su savo savybė. Tai kartais reikia praeiti kai kurios dalykus. Svarbiausia įveikti, o jeigu neįveikti? Jeigu neįveiksi. Tai čia jo darbas asmeniškas su mumim. Mylinčio tėvo darbas, taip, ir viešpaties darbas su mumim. Tai čia jau tavo problema, kai neįveiki. Ne, jis taip nesako. Jis su tėviška meilė. Aš kartais sakau, viešpatie, man sunku, aš noriu pailsėti. Biški kartelę nuleisk, taip nereikėtų aukštai šokti. Taip, ir sako, žmogus sūnus nusileido žemiau viso to. Argi tu didesnis už jį? Todėl laikyki savo kelio ir kunigystė liks su tavimi, nes ribos jiems yra nustatytos. Daugiau kartelės pakelti priešas negali, negu Dievas leis. Ir sako, ir Naujam testamente, kad viešpats neleis gundyti labiau, nei jūs galite pakelti. O jeigu jūs busit nuolankus, duosiu išeiti net iš tos sudėtingos situacijos. Ribos jiems yra nustatytos, jie negali jų peržvelgti. Tavo dienos yra žydomos ir tavo metų nebus atskaičiuota mažiau. Todėl nebijok to, ką gali padaryti žmogus, nes Dievas bus su tavimi per amžių amžius. Stipriai parašyta. Prisiminiau dabar. Vieną kartą meldžiausi, kai buvo man sunku, ėjau prašiau kunigystės palaiminimo ir sako, kada bus tau sunku, skaityk 122 skyrių. Sakau, gerai. Sužinojome, kad jis mums parūpi žemę. Palaukit dabar, kur mes čia. Taip, jau. Jeigu leisime
šitie išbandymai mus išgrynins, o ne nugalės. Didžiulis skirtumas. Mus išgrynins, o ne nugalės. Žinot, kaip auksas, sidabras, plienas lydomas yra? Aš nemačiau, aš tik pats šviną lydydavau. Bliombas darydavau žvejybą. Aukštakrosnės. Kaip? Aukštakrosnė, taip, ant švino visokie tenai randi kažkokį kabelį, įlaužą. Tam tikros temperatūros, Jo. kaip kalvystė aš Taip, kaip- baigęs jo. vaidinimą. Jo. Tam tikros temperatūros, kur Jo, tas ir pavadinti kalviškai netgi suvedyti. Ant švino atsiranda tokia plėvė, tokių visokių plaukiojančių šlakių, tai aš kai vaikas atbliombas su mažu šaukšteliu nuvalai, nugramdai iš šoną, numeti dar ir gaunasi graži bliomba šaukštė išlydyta. Tai vat, sako, išskaistins jūs, tie šlakai išputos iš jūsų, jūs pasidarysit stiprus valia, pasipriešinti blogiui ir būsite pasigėrėtini Dievo vaikai. Nu, kiekvienam pagal jo lygį. Toje taryboje taip pat sužinojome, kad dėl savo silpnumo mes visi, išskyrus mažus vaikus, nusidėsime. Maži vaikai nenusidės? Nusidės. Bet jiem Dievas neužskaito, kol jų sąmonė neužauga, nesupranta, kad jie sąmoningai nuodėmiauja, tai jiem neužskaitoma iki to laipsnio, iki to arba amžiaus, kada jie jau sąmoningi ir gali krikštytis ir gali atgailauti. Sužinojome, kad mums bus parūpintas gelbėtojas, kad galėtume nugalėti savo nuodėmes ir per prisikėlimą nugalėtume mirtį. Sužinojome, kad jei savo tikėjimą nukreipsime į jį, paklusime jo žodžiui ir seksime jo pavyzdžiu, būsime išaukštinti ir tapsime panašus į savo dangiškąjį tėvą. Mes gausime džiaugsmo pilnatvę. Tai va, ar tikite tuo? Tikite? Mums sunku to patikėti, suprantat? Ir kada tu skaitai, kad mūsų pranašai taip sakė, tai daugelis, kurie studijuoja Bibliją, netiki tuo. Bet kada atsiverti, kad Biblijoje parašyta, sakysim, 2 Tesalonikiečiams 2:14 pavyzdžiui. Galim nuo 13 paskaityti. 2 Tesalonikiečiams. Aš paskaitysiu, nes įtariu, kad nebent labai norit iš tikrųjų patys pamatyti, kad tai Biblijoje parašyta. Vyresnysis pačiai atversk 2 Tesalonikiečiams 2:14. 2:5-4. Čia kada? Čia Biblijoje. Galim nuo 13. Vėl kelios, ne? Čia Paulius rašo Tesalonikiečiam, viena iš bažnyčių jau antrą laišką nuo 13 sako. Aš atsimenu, kalbėjau su vienu pastorium, kad mes esame Dievo vaikai, esame jo paveldėtojai, Kristaus bendra paveldėtojai. Kažkaip jiem fantastiškai, tai tu sakau, tu paskaityki, jūs tikėkite, kas Biblijoje, jūs taip tikit Bibliją ir tu pastorius sakai, Paulius sako, mes jaučiame pareigą visada dėkoti Dievui už jūs, viešpaties numylėti broliai, kad Dievas jūs nuo pradžios išsirinko išgelbėjimui per dvasios pašventinimą ir tiesos tikėjimą, kuriam jis pašaukė jūs per mūsų Evangeliją, kad įgytumėte mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę. A kas yra Jėzaus Kristaus šlovė?
Jisai sako, jis pašaukė jūs, kad ir jūs įgytumėte Jėzaus Kristaus šlovę. Tai po prisikėlimo jėgos, tobulas kūnas, galios, mąstymas, protas viskas. O taip sako. Taip, sako, jis pašaukė jūs ir jis labai rūpinasi su kiekvienu vaiku, kurie vis giliau tiki, jis giliau, daugiau duoda, meilė auga, pasitikėjimas auga, tai užtrunka. Tai Dievo dvasia. Kaip? Dievo dvasia galima įgyti. Taip, tai vat šitoj bažnyčioj yra suteikiama tikroji šventosios dvasios dovana. Ne tik tai, kad kartais aplanko šventoji dvasia, tave nuramina, besimeldžiant, tu nežinai, gali gauti iš šventosios dvasios, bet dovana, padėjėjas tau. Jeigu tu jį myli, laikais įsakymų, jis visur vaikščio, visur patarė, leidžia tau įkristi į purvą ir sako, dabar taip išlipk, aš tau padėsiu. Tai kaip Petras pamatė didelės bangas. Sako, viešpatie, jeigu tu eini per vandenį, pasakyk, kad aš eičiau pas tave. Eik, sako, ateik, eina Petras. Koks vėjas, kokios viešpatie, skęstu jau. Gelbėk, capt už rankos, taip. O jisai leidžia ir paskęsti, bet ištraukia ir sako, vau, kokį įdomų patyrimą turėjau. Va. Papuoliau, ėjau neįmanomų kelių, pradėjau skęsti, bet ištraukė mane. O dėl ko jis pradėjo skęsti? Todėl pabijojo. Abejojo, tai kol žiūrėjo į viešpatį viskas gerai, bet kada pažiūrėjo į bangas, į vėją, į viską, jo dingo viešpats iš akių ir problema prasidėjo jo. Tai vat maždaug taip mes perėjom per vat, kas yra tėvas, kad ir jis yra tėvas, ne vien kokia nors dvasia, žinai, kuriai be empatijos ir dzin, ką mes čia darome, ir su botagu vaikšto, supranti, ir plaka savo vaikus. Ne, jis yra tikras mylintis tėvas. Ir turi planą, kaip mum išugdyti, kad mes būtume. Aš norėjau būti geresnis tėvas, kai atsiverčiau į Evangeliją. Norėjau būti geresnis vyras, tai vat jis ruošiasi mums, ruošia tokių visokių dalykų duoda, kad mes būtume Jėzaus Kristaus šlovę įgautume nebele kaip, suprantat? Pereitume kelią tam tikrą, susigautume, kiek kas kainuoja, tada tik tai, kitaip neišeina. Taigi, jeigu iškilo kokių nors klausimų apie mūsų prieš tai buvusį gyvenimą, galim pabandyti paieškoti rašte, gal gausim atsakymą. Ir Biblija sako, kad ne pagal Darvino teoriją mes atsiradome, bet buvome sukurti tokie, kokie esame, įdėtas gyvybės kvapas, programa, kalba ir Dievas sako, o dabar kelkis, Adomai. Atsikėliau. Nu kaip? Vau, keista. Šitam kūne gyventi. Tai toliau sako, dabar Adomai, pavadink visus gyvulius savo vardais, sugalvok jiem. Tai vis nesimokino kalbėti, vadino, kol jis visus pavadino, jam pasidarė liūdna, sako, čia patinas, čia patelė, kur mano moteris, visi turi moterį, kur mano žmona, sako, sukurkime Adomą, jis suprato, jam liūdna vienam bus. Taip. Adomas vystėsi. Žodžiu, sužinojome, kad mums bus parūpintas gelbėtojas, kad galėsime nugalėti savo nuodėmes, per prisikėlimą nugalėsime mirtį, sužinojome, kad jei savo tikėjime nukreipsime į jį, paklusime jo žodžiui ir seksime jo pavyzdžiu, būsime išaukštinti ir tapsime panašus į dangiškąjį tėvą. Ir į Kristų. Už tai Kristus sako, aš esu kelias, aš esu gyvenimas, aš esu tiesa, sek paskui mane. Čia Jono 14:6 taip sakoma.
Nu, aš labai dar trumpai, va čia, papildomos raštų ištraukos, kur matome galiai yra tai, kas parašyta. Žydam arba hebrajam 12:9 sako, Dievas yra mūsų dvasių tėvas, Biblijoje parašyta. Jokūbo, tai yra Jobo 38, nuo 4 iki 7 kalbama apie iki mirtingąjį gyvenimą taip pat. Abromo 3:22-28 kalbama iki mirtingo gyvenimo, kaip viskas buvo. Jeremijo pranašo 1-5 eilutė, iki mirtingo gyvenimo regėjimas. Doktrinų sandorų 29 nuo 31 iki 38. Taip pat regėjimas iki mirtingojo gyvenimo. Mozės 3:4-7 dvasinis ir fizinis sukūrimas. O ten įdomiai rašo, kad pirmą žmonės buvo sukurti dvasinę formą. Tai yra kaip žmogus su savo veidu, su atvaizdu, tik be fizinio kūno. O paskiau, reiškia, gaunam fizinį kūną ir žemėje abudu tie kūnai vystosi mūsų čia. 1 Korintiečiams 15:44 sako, pirma buvo sukurtas, dvasinis žmogus, paskiau fizinis žmogus, o paskiau tas žmogus turi būti toks kaip Kristus. Suprantate? Vat. Pasiekti tokį lygį, taip kaip mes dabar skaitėme, kad pasiekti viešpaties šlovę. Ir Doktrinų sandorų 76:24 sako, šitie žmonės užgimė Dievui sūnus ir dukros. Ir čia toliau dar yra 132 Doktrinų sandorų nuo 11 iki duotas tobulėjimo planas. Tai vat perėjom taip jau šiek tiek skubokai, tos 2 skyrelius. Norėjau, kad ir jie būtų įrašyti, ir mūsų žiūrovom YouTube'ės, kad tiesiog žinotų mūsų tėvo tą didžiulę meilę, jo pasišventimą, mūsų viešpaties pasišventimą mum ir tarnavimą, jo dvasios tarnavimą mum šitam pasauly, kad žmonės ieškotų ir norėtų pažinti. Ir čia, kaip matote, aš kviečiu į šitą seminarą, kas nori gyvai bendrauti, užduoti klausimus savo atsinešti ir bendrom jėgom mes bandysime surasti. Tai tada, jeigu nėra klausimų, mes baigiam mūsų tada seminarą. Aš dėkoju viešpačiui už jo dvasią. Džiaugiuosi, kad galėjom kartu bendrauti. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.